Sveiki draugai, kiek netikėtai iš savo varpinės, nes mes liktai kaip ir pažadėjom eiti atostogauti, tiesiog dar šiek tiek atsitiko įdomių įvykių, nors ir vasara, įdomi tema atsirado, todėl dar vieną laidelę mes įrašinėjom. Taigi, draugai, vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė ir perkeltinė prasme, laidelė tiems, kas turi galvą ir dar nepamiršo, kam toji galva yra naudojama. O tas įvykis tai yra Trumpo ir Merkel tokie įdomus santykiai. Nes dabar situacija šiek tiek kaista. Kaista tąja prasme, kad Jungtinės Amerikos valstijos vadovavimas Donaldo Trumpo jau pradeda rodyti tam tikrą nepasitenkinimą Merkel, nieko čia naujo tame nėra. Pačios kampanijos, rinkimų kampanijos metu Donaldas Trumpas labai, ne tai kad nešiltai, jis taip jau labai kritiškai, sakykime, atsiliepė apie Frau Merkel, jis kritikavo ir pabėgėlių politiką, jis vadino šitą politiką beprotybę, tiesiai šviesiai vadino. Jis kritikavo tai, kad Vokietija nenori prisidėti 2 procentais prie NATO pajėgų. Ir dabar įvykę buvo tam tikri susitikimai jau, kuomet Trumpas tapo jau Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Ir tie susitikimai kelia klausimą, ar tai yra asmeninė antipatija, nes pagrindo, kaip suprantat, asmeninė antipatija tikrai yra, ar vis dėlto tai yra jau skirtingų pasaulėžiūrų susidūrimas. Taigi, su šito klausimu kreipiuosi į Algį Avižienį. Malonu. Gal pradėkime nuo G20 susitikimo šio mėnesio pradžioje Hamburge. Tai yra Merkel gimtasis miestas. Jinai specialiai parinko Hamburgą kaip vietą, kur susitiks pasaulio vadovai G20. Ir prezidentas Trump, skrisdamas į Europą, rado reikalą pirmą sustoti Varšuvai, Lenkijoje. Ten jis pasakė labai garsią kalbą, pačių Lenkų labai palankiai priimta prie sukilėlių 44 metų sukilėlių prieš vokiečius paminklą. Ir ten jisai gyrė Lenkus už jų kovingumą, už tai, kad jie taip narsiai gynė savo valstybę, savo tikėjimą, savo tautą, savo papročius. Nežiūrint labai sunkių aplinkybių, jis ir paleido porą strėlių į Rusijos pusę, kas buvo Lenkų labai vertinta, priminė apie Katino žudynės. Bendrai buvo priimta kalba tokia labai palankiai, kaip minėjau, ekspertų, nes jinai buvo gerai apgalvota, daug buvo istorinio elemento ir parodė gerą istorijos supratimą šitos šalies. Labai palankiai buvo šitas priimtas. Ten dar jis toliau Trumpas kalbėjo, kad reikia daryti kaip Lenkai daro, ginti savo sienas, jis turėjo omeny masinę imigraciją be abejo, taip pat ir islamo terorizmą, ginti tradicinės šeimos vertybės ir tikėjimą. Tai Lenkai labai priėmė šitą, bet vakarų spauda, kurioje dominuoja globalistų elementai, internacionalistai, gana kritiškai įvertino šitą. Ir kodėl? Dėl to, kad tas vertybės, kurias gynė ir gyrė Trumpas, tai yra būtent ne tos vertybės, kurias dabar puoselėjamos Europoje ir iš viso apskritai vakarų pasaulyje. Tai dar reikia atsiminti, kad už savo konservatyvę poziciją, galima taip pavadinti, tradicinių vertybių gynimą, atsisakymą priimti tų priverstinių kvotų migrantų iš Afrikos ir arabų šalių. Europos Sąjunga šiuo metu labai didelį spaudimą daro Lenkijai. Ir ypač šiuo metu dabar iškilo dar ir teisėtvarkos reformos klausimas. Ir visą šitą veda į gana aštrų tokį susidūrimą su Europos Sąjunga. Ir buvo kalbų net ir, kad sankcijos paskui įves, galbūt dar įves vėliau finansinės sankcijas Lenkijai. Taip pat ir gal dar aštriau atimti teisę balsuoti kai kuriuose ES lygyse.
Tai reikia pasakyti, kad Trumpas labai aiškiai parodė, kurią pusę jis remia šitą dabar konfliktuojančių dviejų pusių. Aišku, pasisakė jisai už Lenkus, bet to pačiu pasisakė ir už Vengrus, ir Čekus, ir Slovakus, taip, ir tam tikrą prasme Anglus. Tai toks susidaro toks frontas Europoje, šiek tiek nacionalistų, tautiškai nusiteikusių, tradiciškų vertybių ginančių valstybių ir globalistų, kurie tvirtai įsitvirtinę yra Briuselyje. Tai kai jau pagaliau jisai atvyko į Hamburgą, tai įvyko toks kuriozinis incidentas, kaip tik jis, Trumpas, Merkel ir Tusk, Lenkų kilmės ES tarybos prezidentas, aptarinėjo kalbą. Tusk matomai norėjo įsiteikti Trumpui ir gyrė, kaip ir kiti Lenkai, gyrė kalbą už jos giluminį tą turinį. Iš karto Merkel įsiterpė. Aš turiu čia pasakyti, čia kalba vyko neformaliai, bet buvo užmiršta išjungti mikrofonų prie tų stalų apvalių, kurie sėdi. Tai reiškia, jie nežinojo, kad klausosi jų. Tai tas, kas gynė kalbą, gyrė, o Merkel iš karto įsiterpė ir pasakė, labai gaila, kad jūs nepasakėt šitą kalbą Hamburge, čia, kur dabar viso pasaulio dėmesys yra sutelktas. Tai tam tikras priekaištas Trumpui, kodėl jis sumenkino jos šitą organizuojamą renginį. Jis atsakė, juokaudamas, sako, būtų buvę lengviau apsispręsti kalbėti Hamburge, jeigu čia publika būtų draugiškesnė. Tai jis turėjo omeny tą faktą, kad vokiečiai, liberalieji vokiečiai, liberalioji Vokietija šiuo metu gana neigiamai žiūri jį, galbūt pagal apklausas tik 15% remia Trumpą, vokiečiai, kaip sakant. Ir taip pat reikia turėti omeny, kas vyko Hamburgo gatvėse tuo metu. Buvo vietomis tikras gatvių karas, degė automobiliai, dūmai užpildė visą horizontą, kiek buvo galima tik matyti, 100 automobilių sudegtų. Akmenys, riaušės, kautynės, kaip reikiant, net kai kurie G20 renginiai buvo užblokuojami, reikėjo laukti valandas, kol gatvės būtų praleistos, bet tą turėjo omeny Trumpas, jis netiesiogiai kritikavo Merkel, kad jinai pasirinko būtent Hamburgą. O apie tai jau buvo kalbama gana viešai ir spaudoje minime, kad teisėtvarkos organai Vokietijoje labai prieš buvo, nes Hamburgas žinomas kaip vienas iš pagrindinių kairiųjų radikalų, tokių riaušininkų centras. Bet Merkel būtinai norėjo, kad aš tik tai šiek tiek pertrauksiu. Kas yra įdomu, kad kairiųjų radikalų kalba yra apie kairiuosius antiglobalistus. Taip. Lietuviškos medijos sugebėjo juos išvadinti dešiniaisiais radikalais. Beje. Tai yra tikrai fantastika. Sugebėjo. Tai va, radikalai radikalais, bet iš esmės mes jau akivaizdžiai matom, kad greičiau tai yra pasaulėžiūrinis dalykas. Tai yra vis dėlto, aišku, asmeniniai santykiai jų yra prasti. Ir, kaip sakiau, jau pagrindas tiem prastiem asmeniniam santykiam tikrai yra, nes buvo išpilta pakankamai daug. Taip. Ir būtent tarp kitko iš Merkel pusės pirmai pradžiai. Ir noriu dar vieną tokį prisiminti dalyką, tai gegužės mėnesio susitikimas G7 formatu. Taip, čia Sicilijoje. Taip, Sicilijoje susitikimas. Ir čia įvyksta toksai labai įdomus dalykas. Jungtinės Amerikos valstijos traukiasi iš Paryžiaus klimato susitarimo. Tai yra, toksai, vienas buvo iš pagrindinių tokių esminių susitarimų. Daugiašalių. Sunkiai gimdomų. Labai daug kitam susitarimui buvo įdėta ir jėgų, ir buvo daug kas pritempta, sakykim tiesiai šviesiai, daug kas buvo pritempta už ausų, kad įrodyt, kad reikia to susitarimo. Ir jau atsakas buvo, Merkel buvo, kad jau negalima pasitikėti Europą, o jį jau save mato save Europos veidų, negali pasitikėti, negalima nei savo senais draugais. Jinai neminėjo, bet visi suprato. Taip, visi suprato. Tai dar šitas momentas egzistuoja. Jo, tikrai taip.
jinai tai pasakė ir reikėtų panagrinėti, kodėl būtent Trump taip yra prieš Paryžiaus tą klimato kaitos sutartį. Tai aš sakyčiau, pirmoji vietoje jis daugiau žiūri, kaip ir kiti Amerikos nacionalistai, tie naujieji, kurie išrinko Trumpą, jie daugiau nori matyti dvišalių santykių raidą. Jie mano, kad geriau galima ginti nacionalinius interesus dvišaliuose rėmuose. O kaip tik paskutinė mada yra per jau paskutinius dešimtmečius vis daugiau ir daugiau tarptautinių problemų yra sprendžiamas daugia šalių pagrindų. Tai yra toksai, sakyčiau, galbūt organizacinis klausimas, bet jis yra tuo pačiu principinis. Tai norėtų Trumpas išspręsti tokius reikalus daugiau savo sostinėje ir bendradarbiaujant tiesiogiai su kitomis valstybėmis. Tas daugiašališkumas, kurį taip mėgsta Merkel ir jos gausus būrys globalistų draugų, tai aš sakyčiau, silpnesniam šalim nėra palankus. Galima pavyzdį paimti, pavyzdžiui, Lietuvos atvejį. Prieš maždaug 15 metų į Vokietijos vyriausybę, koalicinę vyriausybę, atėjo žalieji. Ir jų pagrindinis turbūt tikslas tuomet buvo garsiai reikalauti, kad nebūtų plėtojama atominė energetika, reikalavo, kad juos uždarytų Vokietijoje, bet ne tik Vokietijoje, bet ir Europos Sąjungoje, o kadangi Vokietija labai yra stipri ir didelę įtaką turi, tai tos nuotaikos persikėlė į Europos Sąjungą, o kaip tik tuomet Lietuva siekia Europos Sąjungos narystės. Ir tada kilo Ignalinos atominės klausimas ir aš sakyčiau, dėl šitų žaliųjų politikų įtakos, kuri persimetė tada ir į Briuselio koridorius, Lietuva buvo priversta atsisakyti savo atominės, kuri buvo saugi pagal visus tarptautinius standartus ir ekspertus, bet čia politikai nusprendė, kad tai yra nesaugi. Ir atsisakėme mes pigios elektros energijos, nors buvo žadama, kad nei kiek nebrangs, bet aš manau, patys žiūrovai galėtų spręsti, ar elektra pabrango per tą periodą, ar ne. Tai šitaip būna daugia šaliuose atvejuose. Dažnai Europos lygmenyje, čia aš ją laikau daugia šalį, tokia platforma, būna taip, kad pagrindinės veikėjos, tai čia būtų Vokietija, Prancūzija, jų vadovai prieš Europos tarybos susitikimus dar vakare susitinka, sueina pavakarieniauti ir nusprendžia būtent kokios bus jų bendros pozicijos. O paskui jau kitą dieną plenariniuose posėdžiuose labai dažnai būna, kad silpnesnės šalys tiesiog orientuojasi pagal vieną ar kitą Vokietiją ar Prancūziją ir balsuoja taip, kaip jos nori. Tai mes čia vieną atvejį norėjau pateikti, mums tai kainavo labai brangiai ir tą prasme aš asmeniškai palaikau Trumpą dėl jo noro siekti daugiau dvišalių santykių. Kitas atvejis yra, kaip mes kalbėjome ankstesnėse laidose, Trumpas žadėjo sugrąžinti pramonę į Ameriką. Pramonę, kuri buvo išvežta globalistų, kurie perkelė 70 000 fabrikų, kaip mes jau minėjom, 70 000 fabrikų į Meksiką, į Kiniją, į kitas šalis, trečio pasaulio šalis. Ir jis norėtų kaip nors tą sunkiąją pramonę, gamybą sugrąžinti, kaip mes žinom, pramonė yra susijusi su CO2 emisijų didinimo. Taip, ir iš karto kvotas visus iš trečiųjų pasaulio valstybių atsiveria. Teisingai. Tai Trump, manau, kaip ir jo rėmėjai, tie alt-right, kaip sakytų angliškai žmonės, jie nori turėti atrištas rankas, kad galėtų pabandyti bent. Ar pavyks jam, ar ne, tai kitas klausimas. Ir paskutinis dalykas, tai dėl klimato kaitos, tai tiesiog Trumpą išrinko balsuotojai Pensilvainija, kitose valstijose, kuriuose anglies gavyba buvo labai svarbi ir jis žadėjo renesansą vėl anglies gavybai. Žinoma, anglis tai yra tas energijos šaltinis, kurio labai nemėgsta gamtosaugininkai. Tai jis taršiausias yra, bet kokiu atveju jis taršiausias. Taip.
Tai čia dėl klimato kaitos, o dėl Merkel žodžių, kurie labai svarbus, labai plačiai komentuojami buvo, ar čia naujas etapas santykiuose, juk 70 metų labai glaudžiai bendradarbiauja, kitaip sakant, daugiau dominuoja Amerika Europoje, o dabar štai Vokietijos kanclerė sakė, nebegalime pasitikėti jau savo draugais, turime europiečiai, ne vokiečiai, europiečiai turime likimą savo į rankas paimti. Tai pasakyčiau, kad tas yra atvėsimas, tas atvėsimas neprasidėjo su Trumpu, jau 2003 metais daugelis stebėtojų pažymi, kad prasidėjo jau rimtesnės tokios problemos su tuometiniu kancleriu Schröderis. Jisai atsisakė remti Amerikos poziciją dėl Irako, kitaip sakant, jis buvo prieš karinę intervenciją, o amerikiečiai atsakė to, kad, man atrodo, šiek tiek sumažino vokiečių reitingą saugumo, kad jie galbūt netokie patikimi buvo laikomi informacijos plėtros srityje. Tai matosi tas ir net prie Obamos vokiečių specialistai, akademikai pastebi vis tokią tendenciją, kad vis daugiau vokiečių ir amerikiečių domisi daugiau Azija, Indija, ypač Kinija. Tas matosi studentų apsikeitimuose, profesionalų apsikeitimuose, stažuotėse, vis daugiau ir daugiau asmeniškų, žmogiškų tokių kontaktų mezgama tarp Amerikos ir Azijos, bet ir vokiečiai tą patį daro. Tai tas šiek tiek atitolina ir dar pasakyčiau, prekybos srityje reikšmingas įvykis praeitais metais, pirmą kartą Amerika jau nebebuvo svarbiausias partneris prekybos su Vokietija. Kinija tapo svarbiausia su 170 milijardų eurų apyvarta, jinai nustumė į antrą planą Ameriką su 165 milijardais. Tai reikšmingas atvejis, bet nenorėčiau per daug jį pervertinti, nes tokie pokyčiai, apie kuriuos kalbame, jie vyksta labai lėtai, beveik nepastebimai. Ir čia irgi prekybos ekonominių ryšių srityje reikia pažymėti, kad visgi lieka labai intensyvi prekyba tarp Vokietijos ir Amerikos. Investicijos vokiečių yra gana stambios, 225 milijardai į Ameriką. Tuo tarpu amerikiečių investicijos yra pusė tiek. Labai įdomu, didžiulė šalis Amerika, bet investuoja vokiečiai. Iš vis prekybinis balansas yra ne Amerikos naudai. Taip, tai svarbu pažymėti. Nes vokiečiai vis dėlto vokiškos prekės Amerikoje yra paklausios ir visi žino jų kokybę, jų technologinį įsivystymą, iš tikrųjų tai yra taip. Automobilių pramonė yra investuojama į ją ir jeigu vokiečiai nebūtų investavę į automobilių pramonę, tai tas disbalansas, mes minėjom galbūt 50 milijardų eurų į metus. Tai apie tą kalbėjo Trumpas, jis nori tą sumažinti. Vokiečių automobilių pramonė laiks nuo laiko Amerikoje yra torpeduojama. Iš tikrųjų, nereikia pamiršti, kad prekybiniai karai, visokiausi prekybiniai karai, tai yra normali būsena tarpusavio ten santykių, tai yra stiprių, didelių partnerių. Tų tarpusavio karų, ekonominių prekybinių buvo tarp ES ir atskirų ES valstybių ir Amerikos buvogi pakankamai daug, bet faktas lieka faktu, Vokietija iš tikrųjų įsitvirtino kaip numeris vienas Europoje, tai yra stipriausia dabar ekonomika. Nežinau, kiek jie, sakykime, pamiršo. Ypač po susivienimo. Po susivienimo. Jinai buvo praktiškai dominuojanti prieš susivienimą, bet dar pridėjus Rytų Vokietiją, tai dabar jau visiškai. Pridėjus Rytų Vokietiją, dabar mes neturim jau Britų kaip Europos, sakykime, sąjungos dalies, jeigu neturim skaičiuom, dabar jie stipriausi, nežinau, kiek jie, sakykime, atsikratė. Svoris tada yra didesnis. Europos Sąjungoje, kaip sakyti. Ir kiek jie atsikratė, sakykime, dar savo tų praeities šešėlių, kas susijęs su Trečio Reicho, tai, sakykime, vokiečiai ilgą laiką negalėjo garsiai reikštis, nes buvo toksai, kompleksas tokio, sakykime, kalties. Ir nenorėjo išgąsdinti kaimynų, kurie, galbūt nukentėjo nuo Vokietijos. Ir Vokietijos po šiai dienai dar yra kaimynai, kurie Vokietijos prisibijo. Dabar turim tokį įdomų atvejį, nes vėlgi, kol buvo
vienas iš kaimynų, tai yra Prancūzija, kurie niekada vokiečiam istoriškai nenusileisdavo, nes čia buvo konkurentai amžini. Kol buvo François Hollandas, kuris buvo nepopuliariausias, buvo beros prezidentas, jeigu aš neklystu, beros nepopuliariausias. Man irgi taip atrodo. Per visą istoriją elektrį apklausos. 5% paramą turėjo. Dar mažiau negu Trumpas Vokietijoje. Nu, ten buvo tas atvejis, kur visiškas, sakykime, jau buvo nulis pagal reitingus. Ir kol toksai nulis buvo, tai Vokietija buvo, Merkel buvo veidas, ikona, vėliava Europos Sąjungos, dabar jaunas, ambicingas Makronas. Jo, taip. O kaip dabar tam kampe viskas tas klostysis? Jo, kai išrinko Makroną, tai daugmaž visa pasaulio spauda ir stebėtojai, ir pareigūnai traktavo tą kaip didelį laimėjimą globalistams ir eurofederalistams, stiprios Europos Sąjungos rėmėjams dėl jo praeities veiklos, dėl jo pasisakymų. Na ir buvo manoma, kad Merkel dabar rado labai stiprų sąjungininką ir dabar galės ją žygiuoti tą glaudesnę, gilesnę integraciją. Bet ne viskas taip paprasta yra, gal taip ir bus, bet štai labai įdomus faktas yra, kad po G7 susitikimo labai greitai Trumpas grįžo į Europą. Tokios kelionės yra labai brangios, tai ten tūkstančiai žmonių dalyvauja tokios, ruošiant tokius dalykus. Tai ne lengva būdiškai keliauja, bet matomai tai buvo greitai nuspręsta. Nu ir spauda pastebėjo, kad nepaprastai šilti santykiai ten išsivystė per tą vizitą, dar ir jų žmonos labai jaukiai ten bendravo, toksai buvo intimus, labai artimas, vakarienė, apie tai buvo kalbama. Na ir kas čia vyksta? Man atrodo, kad Trumpas suvokė, kad atgimsta ta ašis, vėl sustiprėja draugystė prancūzų, vokiečių. Merkelis nemėgsta, jis mato štai čia galimybę artinti santykius su prancūzais. Nes prancūzai, būdami numeris 2 Europos Sąjungoje, manau, nenorėtų būti visiškai dominuojami ponios Merkel. Ir štai jaunas politikas, ambicingas, jam dabar suteikta tokia galimybė liktai perimti dalį Frau Merkel neoficialių įgaliojimų kaip Europos atstovė ryšiams su Amerika. Ir atrodo, kad tas pavyko. Bet ten buvo dar ir kiti tokie įdomus atvejai. Dar prieš šitą susitikimą G20 ten spaudos konferencijoje Makronas buvo afrikiečio paklausęs, kodėl nėra maršalo plano Afrikai. Jis labai įdomiai atsakė. Jisai sakė, galima tos pinigus kišti į Afriką, galima daug investuoti, bet ten yra civilizacijos problemų ir tarp jų jis minėjo korupciją ir blogą politinę organizaciją, bet turbūt svarbiausia, tai jisai sakė demografinės problemos. Jisai užkliudė temą labai aukštas gimstamumas Afrikoje. Apie tai mes kalbėjome ankstesnėje laidoje, kad čia tiesiog... Bet apie tai kalbėti apskritai viešai politikui vakaruose, tai čia yra beveik savižudybė. Taip. Tai jis tą labai atsargiai pasakė, bet vis tiek išsprūdo tokia frazė, kad galim kišti pinigus į Afrikos šalis, bet kai kuriuose tose šalyse moteris toliau gimdo po 7-8 vaikus. Nežiūrint to, kad šitas didžiulis, beveik katastrofiškas augimas jau destabilizuoja padėtį. Destabilizuoja padėtį Afrikoje, tai jis turėjo omeny ir karus, ir ekonominį atsilikimą, ir taip pat ir migraciją. Tai jis minėjo. Tai dėl šito iš karto tokia audra buvo kritikos, kad čia buvo beveik rasistiniai, kaip jis drįso teikti, kad per daug gimsta žmonių Afrikoje, nors jų perteklius liejasi dabar per Viduržemę jūrą. Vien šiais metais vėl jų 100 000 atvyksta į Italiją. Italija nežino, ką daryti. Ir vargšas Makronas įlipo į šitą balą. Bet jis neatsiprašė. Ir aš tai žvelgiu į beveik kaip į reveransą
Jo, Būtent. Trumpui. Nes jo pasisakymas būtent nukreipia dėmesį nuo to karo priežasties, kaip tas faktorius, kuris stumia migrantus ir kuris verčia humanitarus Europos priimti juos, nes jie vargšiai, jie skriaudžiami. Bet čia yra ekonominiai migrantai, tai jis apie tą kalbėjo netiesioginė prasme. Ir jis kaip atsidūrė maždaug tuo metu Trumpo rėmėjų pusėje. Kolega, čia tokia mintis jau seniai sukasi, nes iš tikrųjų Prancūzijoje, panašu, kad Makronas problemos su migrantais, jis juos neišspręs Prancūzijoje ir jau kiti rinkimai jam gali būti vėl, paskutiniai jau gali būti kiti rinkimai, tai visai gali būti, kad Makronas jau ruošia dirbą, kad palikt Vokietiją su visais migrantais tvarkytis vienai. Visai tai yra įmanomas dalykas. Nes dabar vyksta toksai įdomus žaidimas. Iš vienos pusės Makronas grasina Lenkijai, Vengrijai, Slovakijai grasina, bet iš kitos pusės, kaip, sakykime, grynas pragmatikas, iš tikrųjų, protingas žmogus, jis puikiai supranta, kad jeigu vidurio Europos valstybės stuosis toliau piestų, tai reikės problemą spręsti, srėpt klausimą tą jam. Tai reikia pasakyti, kad jisai, aš šiek tiek nustebęs, aš buvau linkęs neigiamai labai vertinti Makroną, bet jo pirmieji veiksmai labai įdomus. Štai kaip tik vakar Paryžiuje įvyko pasitarimas tarp dviejų kovojančių pusių Libijos konflikte. Tai iš Libijos būtent ir plaukė ta didžiulė masė migrantų iš Afrikos, apie kurią jis kalbėjo ir kūrė milžiniškas problemas Italijoje. Bet visi žino, kad tol, kol nebus išspręsta politinė padėtis, kol nenustos kariaut, kol susivienys Libija ir kol tvarka nebus atstatyta, kokia buvo prie Gaddafi, tai tol veiks nelegalūs tie tinklai ir pabėgėlių problema liks didžiulė ir Libijoje, ir ypač Europoje. Tai jis labai energingai ėmėsi šito klausimo ir stengėsi, ir jis viešuose pasisakymuose susiejo būtent šitą derybos procesą su migrantų problema. Tai jis tikrai nori tą spręsti. Bet dar yra kitas momentas, būtent neužmirškim, kad vienas iš pirmųjų susitikimų su Putinu, šiais metais tai buvo su Versailles rūmuose. Tai buvo anksčiau planuotas susitikimas, bet dėl blogų santykių su Hollande Putinas buvo atsisakęs atvykti, bet dabar įvyko gegužės pabaigoje. Ir tenai daug temų palėtė, bet viena iš svarbiausių tai buvo Sirijos konfliktą ir buvo pasakyta iš prancūzų pusės, kad sieks bendradarbiauti su rusais, sprendžiant Sirijos konfliktą. Ir jau nebuvo tokių jau aštrių pasisakymų, kad Assad, kitaip sakant, rusų draugas, turi būti pašalintas. Tai dabar atsiminkime G20 susitikime. Trumpas turėjo daug ilgiau negu planuotas susitikimas su Putinu. Daug kas nurašė šitą kaip nereikšmingą, bet aš manau, kad jis buvo labai reikšmingas, nes buvo po to susitikimo pareikšta, kad rasta bendrą kalbą siekiant išspręsti Sirijos klausimą. Ir dar įdomiau, po kelių dienų Trumpo Baltieji rūmai paskelbė, kad neberems daugiau sukilėlius prieš Assadą. Taip. Nutarė netiekti ginklų. Ir kas įdomu, jau didžioji spauda Amerikoje, kuri labai neigiamai nusiteikusi prieš Trumpą, pradėjo kritikuoti jį. Kitaip sakant, globalistai nenorėjo šito. Tai manau, kad Trump tos dalykus suvedė, surado kaip geras derybininkas jau galimybę įsiterpti į tą draugystę ir užtat turėjome tokį vizitą. Tai ir sakyčiau, kad įdomus reiškinys, kaip jam pavyks, ar iš tikrųjų su Makronu pavyks kažkaip ten apeiti nemėgstamos Merkel, tai man atrodo laikas parodys. Štai, įdomus iš tikrųjų pjūvis yra, nes kažkaip yra įprasta bent oficiozuose vaizduoti, kad yra viena jėga Europos Sąjunga, kita jėga yra Jungtinės Amerikos valstijos, ten trečia Rusija, ketvirta Kinija, o pavyzdžiui viduje Europos Sąjungos negali būti jokių juodų, pilkų
nematomų susitarimų, tai vis dėlto grįžkim atgal prie Vokietijos, nes klausimas yra esminis, kad ne visi kaimynai buvo laimingi net ir dėl to, kad Vokietija vienėsi. Ne visi buvo laimingi. Kai kam buvo dar istorinė atmintis, kai kas bijojo ekonominės konkurencijos. Tai aš sakyčiau, pagrindinis stumėjas, man atrodo, buvo prezidentas Bušas senioras. Tas tėvas, kurį mes gerai pažįstam, Bušą. Na, jie žiūrėjo į Vokietijos susivienimą pagrindę kaip į vakarų plėtrą į rytus bendrai, apimant ir tada ir Lenkiją, ir Vengriją, ir mus, ir galbūt, kas žino, galbūt Rusiją kada nors. Tai jie manė, kad šis susivienimas bus daugiau toks globalizacijos ekspansija, daugiau toks teigiamas dalykas, o ne Vokietijos galios padidėjimas. Bet štai prancūzai, anglai, Thatcher, Mitterrand, jie kitaip žiūrėjo, jie pagal daugiau tradicinius galios matavimo kriterijus žiūrėjo šitą procesą ir stengiasi stabdyti. Tai amerikiečiai turėjo juos šiek tiek pastumėti, kad jie sutiktų. Iš savo pusės Mitterrand darė spaudimą kancleriui Kohl, Vokietijos kancleriui tuomet, kad jeigu jisai jau siekia to susivienimo, tai tada reikėtų tvirčiau Vokietiją įkomponuoti į bendrą Europą. Nes Mitterrand mėgdavo sakyti, jisai mėgsta europietišką Vokietiją, bet jis nemėgtų vokiškos Europos. Kitaip sakant, ta sena šimtmečio baimė, kad vokiečiai gali dominuoti. Ir yra faktų, ir apie tai rašoma, žiūrovai gali patys pasidomėti. Buvo slaptų susitarimų, kurie dabar paviešinti. Mitterrand net pervedė keliasdešimt milijonų JAV dolerių ekvivalentą paramą Kohliui slaptai, Kohlio rinkiminiai kampanijai, kad būtent šis politikas laimėtų ir kad tinkamų metų įvestų eurą, kuris tada įtvirtina Vokietiją į Europos visą ekonominę erdvę. Tai matome, kad euro projektas iš pat pradžių jau buvo neskirtas tam, kad didint gerovę Europoje, bet jis buvo politinė priemonė gilinti integraciją, o iš prancūzų požiūrio įtvirtinti Vokietiją į tą Europos sudėtį. Tai aš sakyčiau, tokios baimės buvo ir dabar amerikiečių pusėje įvyko pokyčiai, kaip žinoma, globalistai, kurie jau seniai turėjo prezidentūrą, prarado ją ir turime dabar nacionaliai nusiteikusi žmogų, Trumpą. Ir kaip nacionalistas jis nėra linkęs jau taip teigiamai žiūrėti į Vokietijos politinio svorio didėjimą. Nes jis daugiau žiūri, kaip gali Amerika išsaugoti savo interesus ir įtaką Europoje. O jeigu Vokietijos didėja, tai tada Amerikos gali ir sumažėti. Tai Trumpas, sakyčiau, ne taip teigiamai žiūri. Ir už tai yra dar viena galbūt priežastis, kodėl santykiai yra tokie, kokie dabar yra, blogėjantis. Bet aš neperdėčiau, vėl nenorėčiau pasakyti, kad čia einam į kažkokią krizę, nes jeigu pažiūrėti į tos ilgalaikius santykius, jie egzistuoja. Mes jau kalbėjome apie glaudžius prekybos ryšius, apie investicijas, kariniai srity, kad ir kiek barasi, kad ir kiek nemėgsta Trumpas Merkelį arba atvirkščiai, vokiečių kariai yra Lietuvoje, jie čia atsiųsti, atsverti galima. Rusijos galę, rytų Europoje. Tai NATO klausimai apskritai dabar jų nieks nejudina. 2% klausimas. 2% klausimas egzistuoja, taip. Yra, bet pačioj Vokietijoje visą laiką matėme, vis mažėjo amerikiečių karių buvimas Vokietijoje. Vienu metu, 80 metais, jų buvo net 300 tūkstančių. Tai čia buvo priešakinė linija, nes nepamirškim, kad buvo visa karinė tarybinė karinė apygarda rytų Vokietijoje buvo, su puolamaisiais ginklais.
Taip. Šitą nepamirškim. Jo, bet po susivienimo, po Berlyno sienos griūties pradėjo mažėti, įtampa mažėjo iki neseniai. Tai nuo 300 000 iki 35 000 pagal vėliausius duomenis, kiek man teko žinoti. Tai vis tiek tas skaičius lieka ir net per paskutinius metus jau planuojama vėl padidinti, dėl to, kad įtampa dėl Ukrainos padidėjo, tai planuojama 5 000 padidinti JAV karių dislokavimą šiaurės Vokietijoje. Tai matome, kad nežiūrint visų turbulencijų, kaip čia pasakyti, vis tiek daugelis tų dalykų, kurie išsivystė per 70 metų, toliau teka savo įprastinę linkme. Bet štai paskutiniam dienom dabar vėl į žinias išėjo pranešimas, kad JAV kongresas ruošia paaštrinti sankcijas ekonominės. Ir pagal mūsų temą vėl toks neįprastas, jau toks tonas aštrus, jau ES pareigūnai ir Vokietijos pareigūnai pasakė, kad jie imsis atitinkamų priemonių, jeigu nukentės vokiškos arba ES firmos nuo Amerikos sankcijų, nes ten, reiškia, nori apriboti vakarų firmų dalyvavimą energetikos srityje. O čia, dabar, nors Merkel labai jau uoliai remia globalistų, reiškia, požiūrį į Rusiją, jinai už sankcijos, bet jeigu dabar paveiks energetiką, Vokietijoje gali būti, kad ir jos tada parama sankcijoms susilps. Tai čia gali būti toks atvejis, kaip tokie nesusitarimai gali pakenkti šiek tiek ir tam transatlantiniam solidarumui. O tarp kitko kongreso dar tuose, kiek šiandien skaičiau, tos numanomos sankcijos, jos yra, jos surašomos taip, kad prezidentas negalėtų jų vienašališkai atšaukti. Tai čia yra smūgis, klausimas yra smūgis Merkelis, smūgis Trumpui, nes čia gali būti vidinis smūgis tarpusavio kovoj Kongreso Trumpui. O kas dar yra įdomu, tai iš tikrųjų tai čia yra sankcijos ne prieš Rusiją. Iš principo tai yra sankcijos prieš Vokietijos kompanijos, sakykime, Vokietijos, nes Siemenso ir ten, sakykime, vis dėlto didžiausios kompanijos energetinės, tai yra Vokietijos, tai yra sankcijos būtent prieš buvęs kancleris Šrioderis, sėdė ant rusiško vamzdžio, o dabar nepamirškim dar antras vamzdis ir čia jau dabar išlenda klausimas dėl pigesnių dujų ir kaip atsvara, sakykime, rusiškom dujų, amerikietiškų dujų, kurios yra brangesnės. Taip. Tai čia visas kitas vadovas geras. Europiečiai sako, be reikalo tos sankcijos, kadangi jau daug buvo padaryta, kad padidinta lankstumą tiekiant, kad dabar mažiau Europa yra priklausoma nuo rusiškų dujų. Bet nežiūrint to vis tiek šitas. Aš asmeniškai vertinu šitą žingsnį kaip smūgį Trumpui, kaip vidinės kovos išdava. Štai ir vėl grįžtam prie Sirijos, prie jo pareiškimą, kad neberems Sirijos sukilėlių. Tai buvo jau tikras reveransas Putinui, nes Putinas remia Asad. Ir jeigu Asad bus išsaugotas valdžioj, tai laimėjimas tam tikras rusams. Nežiūrint to, Trumpas yra pasiruošęs jam matomai šitą žestą padaryti, bet jo oponentai ne. Ir štai kaip dabar jau ir galbūt Macron dar atrodo pradeda šiek tiek jau kalbėti su rusais, tai reikia ryžtingo atkirčio ir štai gavome. Čia daugiau toks politinis, daugiau nukreiptas į Trumpą, kad jisai neitų per toli su savo pageidavimu, reiškia, kaip nors svartėti su Rusija ir normalizuoti santykius. Tai taip aš interpretuoju šitą įvykį, bet tokių dabar aštresnių nesusitarimų turbūt bus daugiau, nes vyksta visgi ta ideologinė kova tarp globalistų, jinai aštri ir nacionalistų, ne tik Amerikoje, bet ir Anglijoje, kaip žinome, ir minėjom anksčiau pokalbį, ir Lenkijoje. Tai turės visokių netikėtų išdavų ir pasikartos. Bet nenorėčiau dramatizuotos padėties,
Manau, kad trinties bus daugiau, bet iki tokios tikros krizės dar labai toli. Tai iš tikrųjų Europa, vėlgi kaip minėjau, tarp Europos ir Amerikos tų krizių buvo nuolatos. Tai prekybiniai karai nesibaigdavo niekuomet. Tai čia reikia šito dalyką suprast. Aišku, labai sunku bus mūsų propagandistam. Iš valdiškos televizijos, iš tų, sakykime, komercinių bus labai sunku. Padėtis labai komplikuota darosi. Nežinai. Ir mums sunkiau. Mes buvom pasiruošę pulti Makroną. Nu, dabar pasirodo, kad dar reikia pažiūrėti, kaip jisai elgsis. Ir mes sveikinom Trumpą. Bet Trumpas irgi į savo štabą visokių globalistų turi. Tai kas darosi? Aš manau, kad norų yra pas Trumpą. Norų yra, bet ar jis turi valią tam, ar jis turi sugebėjimų politinių, ar jis iš viso išliks, tai mes nežinome. Tai daug nežinomumų. Bet užtat labai viskas įdomu. Nėra nuobodu. Bet kaip sakau, propagandistam, aišku, dabar labai sudėtinga, nežino dabar prie ko prisišlieti. Nors mes ne propagandistai. Mums tai pinigų jis nemoka. Tai va. Nu tai ką, jau tikrai keliaujam atostogaut. Jau pasimatysim jau kitą mėnesį su naujom temom. Žiūrėkit, draugai, dalinkitės, rašykit savo klausimus, siūlykit temas ir, tiesą sakant, ne tik temas, siūlykit, kaip galėtų atrodyti dar formatas trumpųjų naujienų. Tai šito mes irgi labai ir labai laukiam. Nu, kol kas šiandien tiek, iki kito karto. Laimingai.